Man nesuprantama, kodėl viešai jis skalbia mūsų šeimos baltinius, sako libanietis. Kas bus, jei atvešiu vaikus į Lietuvą? Juk mokykloje iš jų juoksis, pyko Nadžibas. Buvusio žmonos kaltinamas pagrobus jų vaikus. Bet gali taip elgėsi, nes nebeturi vilties, neturi kas jai padėtų, klausiu vyriškio. Kokia ten jo silpna vietoj buvo, ant ten klubas buvo kokie bateliai, kur virš porą tūkstančių litų kainuoja. Laikrodis Chanel stovi ant jos rankas, kur 5,5 eurų kainuoja. Tūkstančių eina kalba. Tai jūsų dovanas? Ne, čia ne mano dovanas. O kas dovanoja tokias dovanas jūsų žmonai? Iš tikrųjų, čia nesvarbu, kieno dovana. Bet faktas yra, kad aš žinau, kas jinai tokia. Tai galite pasakyti, kas ji tokia? Tai... How do you say gold digger? Kaip čia auksos digger? Gold digger. Aukso ieškotoja iš esmės. She's a gold digger. Kur yra vyrai, kur labai daug auksės, tai ten ir juos surasit. Nerasit jos kitur. Aš noriu su ją išsiskirti, sako Nadžibas, kai pasiteirauju, ar tiesa, kad jis taip baudė žmoną, nes nenorėjo jos paleisti. Tačiau sutinka, kad būtent jo žmona buvo skyrybų iniciatorė. Jos mama man perspėjo iš pat pradžių, kad mano dukra turi sunku charakterius, tai ar tu tikrai jos nori? Ir aš sakau, jo, nes aš buvau in love, išsimylėjęs iki tokią vietą, kad aš tai suprantu, ką reiškia šeima. Šeima turi būti žmona tvarko iš jos pusė. Čia yra kaip partnership, būtų partnerystė ir tarp vyras, sakysim, jeigu jis dirba, atneša pinigų, moka už viskas, žmona turi daryti savo dalys. O kas pagal jūsų sampratą turi žmona daryti? Prižiūrėti namus, vaikus? Tai neturėjau daryti kažką. Buvo pas ją kast, valo, skelbio, plaunu indų, rūbų, išlygino, vyrėjo. Ines gyvena kaip panašu karalienė, sakysim. Arba iš tos moteris, kur nieko nedaro, tik tai save žiūri. Savo figūrą, savo grožo. Pirmas vaikas žiūrėjo kitus moteris, ne Eva iš vis, ne prie vaikų auklėmas nebuvo iš vis. Pirma apie Jasminą, sakysim, jeigu kalbėt. O jeigu ėjom į antras etapas, iki antras vaikas, jinai iš vis nenorėjo tas antras vaikas.